O tada 2 paršiukai tie iš 3 išėjo į darbą, o tas vienas vilkėdis sėdi namie ir kažkas tuk į duris. Atidaro, o ten pelenė su Karsonu dviese. Ir sako, o tai jūs sumokėt mokesčius už tą nekilnojamą turtą. Paršiukas pasimetė, pradėjo popierių ieškoti, į palėpę užlipo, o tenai sėdė Eglė Žalčių karalienė. Vienas sėdė savo, nuo senų senovės sėdė, nieks ten ant tos palėpės užlypę nebuvo. Ir paršiukas labai išsigando Eglė Žalčių karalienė, bet po to pasižiūri iš arčiau, tai jinai su kalėdiniais žaisliukais, ta Eglė. Ir taip po biškį tos kalėdos ir pradėjo artėti. Tėveli, eikime gulti, ką tu čia sėdi? Tai laban.